Pažiūrėkit, kas darosi su to bitkoinu, kodėl jisai nekyla iki mėnulio ir neduoda mums 100 000, kaip visi dabar svajoja ir planuoja. Kodėl nekyla, kodėl? Iš tikrųjų, norint suprasti bitkoino judesį, kodėl jisai dabar apstoja vietoj ir fletoja, vadinasi konsoliduoja, mes turime žinoti ir tu turėtume žinoti, kaip kaina juda, kaip yra identifikuojama struktūra. Nu parodyk, kaip čia vyksta. Kaip trendai identifikuojami ir kiti visi šitie dalykai. Norint suprasti, visų pirma, mes turime identifikuoti grafike, kas vyksta. Tai paimam ir pasižiūrim. Taigi dabar pasižiūrėkime į grafiką, į prieš tai buvusią struktūrą, į 60 000, kai pradėjo rinka kristi žemyn, būtent bitkoino, matome suformavo vieną struktūrėlę. Tai yra judėjimo atgal į suporto zoną. Ir šiuo metu matome rinka pakilo iki tos suporto zonos, iki viršutinės dalies, matome yra linija ir joje jisai sustoja, pradėjo fletuoti. Dabar du variantai yra tokie, kad gali rinka kristi žemyn arba kilti į viršų. Bet jeigu jisai pralauš šitą viršutinę liniją, kaip matome, tada tikrai bitkoinas kils iki 60-70 000, bet ir tai dabar viršutinė daly, pagal liniją matome yra rezistų zona. Tai šitoje vietoje gali pasikonsoliduoti, pajudėti pirmyn atgal ir tada gali ir kilti į viršų. Bet čia yra klausimas. Bet šiuo metu yra pagrindinis dalykas, turi pralaužti šitą vietą, matome raudoną liniją, jeigu jisai pralauž, tada tikrai pavažiuos į viršų, bet jeigu ne, tada leisi žemyn. Leisi žemyn iki vėl kažkur tai 25-27 000, kaip matome, kilimo metu buvo suformuotas trendas ir yra suporto zona, būtent šitoje vietoje apačioje. Tai gali jisai nukristi tenais iki tos vietos ir taip suformuoti, gauti pastiprinimą, suportą kilimui toliau viršų. Galimas variantas, bet jeigu jisai pralauš va šito suporto apatinę dalį, tada bitkoinas gali nukristi vėl iki 17 000, o gal netgi suformuoti naują impulsinę koją ir taip nukeliauti netgi iki 3000. Absurdas atrodo būtų, bet pagal techninę dalį, pagal kainų judėjimą, pagal trendus, pagal price action, identifikuojant mes galim numatyti, kokie judesiai gali būti. Bet dabar yra svarbiausia viršutinė šita linija. Jeigu ją pralauž, tai bitkoinas tada kils, bet jeigu nepralauž, tada gali būti visko. Tad būkit pasiruošę. Būkit pasiruošę bitkoino judesių, o būtent jūs, kurie dabar žiūrite ir galvojate, ką daryti su bitkoinu, visų pirma, jeigu norite išmokti ir suprasti, kaip identifikuoti judesius, grafikus identifikuoti, prašau, mokinkitės, ateikit, pasimokinkit, būtent ateikit į Contribui, yra mini kursai ir jūs galėsite, jau turėsite bendrą bazinę informaciją, kaip reikia identifikuoti grafikus ir žinosite, ką toliau daryti. Tai būtų tiek, gero vakaro ir iki pasimatymų.